Nu, kaimieti, tai matau net ir nuotrauką pasidarei. Gyvenimas gražų įspūdį padovanojo. Na, Tai sveikinu, pasako, kas gimė. dukrytė gimė. Tai kokį vardą davei? Rūtelė. Tai rodyk savo Rūtelę. Dabar ant kelių. Ai, ant kelių? Tai miega turbūt. Ale. Klausyk, pakvypo kažkom jauti? Jo. Klausyk, man atrodo, apsišyko. Nu tai vaikai maži, žinai. Ale, klausyk. Ne pirmą kartą, turbūt. Valai ir pampersą. Šitiek šūdo buvo. Iš kur tiek šūdo, blėt? Aš nežinau. Ale, protinga, žiūrėk, pašika ir duoda ženklą. Bet tai kaip tu Rūtelę, pavyzdžiui, mano nuomonė, kaip tu iš pat pradžių nepastebėjai? Tai gal pastebėjo, šilta buvo ir tylėjo. O tai kaip manai, myli jin tave? Sakau, jeigu tu nenori būti su manim, sakau, durys atviros, gali eit per duris. Niekas tavęs nelaiko. Taip, šviesiai tiesiai ir pasakei? Nu, ir viskas. Nu. Žiūrėk, Petrai, šokoladą kažkokį ten su grietinė jinai valgo. Petrai, man atrodo ten ne šokoladas. Dieve, dieve, čia. Matau, čia tau dabar linksma, daug rūpesčių yra. Tai turbūt laivą mažiau darysi. Na, va, jo, kai vaikai gimsta, tai laiko nebėra. Kai Rūtelė šypsosi, tai laimė šalia. O kai saulė nušvinti, tai šalia turi princesę nuostabią. Ir sako, man nieko nereikia, nei princo, baltų žirko. Svarbu, turiu šalia savęs tikrą princesę. Oi, 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 meilė kokia nuostabi.